Na, kaip žinia, tas informacijos srautas yra begalinis šiais laikais, jo labai daug ir jisai nuolat keičiasi. Pagrindiniai iššūkiai yra turbūt tie tokie psichologiniai, kai pamato kažkokią skambę antraštę, labai visiems įdomu, labai smalsumas nugali, nori pažiūrėti, nori pasmalsauti, kas ten parašyti ir dažnai nepagalvodami skuba spausti ten tas nuorodas. Taip pat dirbtinio intelekto labai didelį įtaką jaučiama, kuomet tikrai vyresnio amžiaus žmonėms pritrūksta to kritiško mąstymo ir jie tiesiog patiki tai, ką mato, tai tuo ir tiki. Tai šitie pagrindiniai iššūkiai ir jeigu taip kalbant net ir apie Lietuvos statistiką, tai kas trečias žmogus Lietuvoje yra susidūrę su melagienom, yra susidūrę su ta netikra informacija, su sukčiais ir dažnai ten vos ne kas antras ir patiki to melagienom. Ypatingai jeigu tą kažkokią keistą žinutę ar ką atsiunčia pažįstamas žmogus, ten iš netikrų profilių socialiniuose tinkluose, tai tokios yra pagrindiniai tie iššūkiai, kad žmonėm, ypatingai vyresniems žmonėm, trūksta to kritinio mąstymo ir dažnai ta baimė paklausti kitų, pagalbos paprašyti. Tiesiog jie galvoja, kad man tai nebus, aš su sukčiais nesusidursiu, o jeigu ir susidursiu, tai kaip aš čia dabar bijo pasirodyti, gal neišmanantys, bijo pasirodyti kvailesni gal ar ne prieš kitus ir jie tiesiog pasitikė savo jėgom ir padaro klaidų. Tai toksai irgi vienas iš tų pagrindinių, kad neskubėti, įvertinti tą informaciją, kritiškai ją pažiūrėti ir visada nepabijoti prašyti pagalbos. O bibliotekos yra tos vietos, kur tą pagalbą tikrai suteiks kiekvienas darbuotojas. Tiek mokymų grupėse, tiek jeigu nesmagu grupėse būti, tai tiek individualiai, kiekvieną pakonsultuos, kiekvienam padės ir manau tų klausimų ir tų iššūkių tikrai sumažės. Tai jau eilę metų ne tik mūsų bibliotekoje, visos Lietuvos bibliotekose organizuojami skaitmeninio raštingumo mokymai. Ir iš tikrųjų tos temos skaitmeninio to raštingumo mokymų nuolat yra atnaujinamos, nuolat plečiamos, prisitaikant prie tų pokyčių šiuolaikinių. Tai mūsų biblioteka neišimtis, mes esame prisijungę prie 3 didelių Lietuvos mastų įgyvendinamų projektų. Tai prisijungusi Lietuva, tuomet MIRKT projektas ir nei vienas nėra pamirštas, iniciatyva globojama mūsų prezidento. Ir visi šitie projektai, šitos iniciatyvos, jos skatina tą skaitmeninių žinių suteikimą žmonėms, bet ne tik tai, kad praktinių, tų techninių žinių, kad kaip ten naudotis, kaip rašyti kompiuteriu ar ten telefonu, bet būtent kaip atsirinkti tą informaciją, kokius saugiklius naudoti, kaip susikurti tuos saugus slaptažodžius, kaip į tai pažvelgti giliau ir kaip gauti tų žinių, kurios tikrai padės, suteiks žmogui ne tik tų skaitmeninių žinių, bet to savarankiškumo, jaustis gerai skaitmeniniai erdvėj, galbūt net socialinę tą sritį praplės, kuomet gali bendrauti. Čia ypač pandemija parodė, kad kurie turi mažiau skaitmeninių įgūdžių, jau jiem buvo sunkiau. Išprusę labiau jie galėjo bendrauti tiek su artimaisiais, tiek tarpusavy su draugais. Tai tų tikrai nuolat bibliotekų organizuojami mokymai. Grupiniai mokymai ir individualūs mokymai. Ir ypatingai norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad tokius organizuojant mokymus svarbu yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Ir mes pastebėjom, organizuodami mūsų bibliotekoje mokymus, kad ypatingą susidomėjimą sulaukia mokymai, kuriuose dalyvauja policijos atstovai, kuriuose dalyvauja banko atstovai. Tuomet žmonės priima turbūt kitaip tą informaciją, išgirdami tikrus pavyzdžius, tikrus kažkokias nusikaltimo schemas, ar ne, į kuriuos jie gali būti įtraukti. Tai šitie dalykai pas mus vyksta nuolat.
Ir tikrai per 2026 metus jau pavykę apmokyti beveik 500 dalyvių. Aišku, mokymai vyksta ne tik mūsų centrinėje bibliotekoje, mūsų bibliotekos darbuotojai važinėja į kaimiškas vietovės, ten taip pat veda mokymus ir ką pastebėjom, kad šiemet ypatingo populiarumo sulaukia mokymai apie dirbtinį intelektą ir būtent apie tas grėsmes internete, nes jau žmonės per tiek metų jau jie įgudo ir tuo kompiuteriu kažkiek tai ir telefonu, bet vis dar jam iššūkių kelia tie atskirti tas grėsmes, atskirti tas visus tuos nusikaltėlius, viską. Na ir kaip ir dabargi visos paslaugos pagrindiniais persikėlė į skaitmeninę erdvę. Tai visada populiaru yra irgi ir kaip susimokėti mokesčius, ir kaip į sveikatą užsiregistruoti, tos kasdieninės paslaugos, nes kiekvienas žmogus jisai nori jausti savarankiškas ir gebėti viską susitvarkyti pats. Didžiausią dalį sudaro senjorai, kurie tikrai turi daugiau laisvo laiko. Tai ir vykę mokymų yra ir savaitgaliais, kur gali prisijungti ir dirbantys žmonės, kuriems trūksta skaitmeninių žinių. Bet pagrindė tai yra senjorai, kurie turi daugiau laisvo laiko, kuriem tikrai jaučia, kad galbūt tų žinių kažkiek ir trūksta. Nuo rudens turėtų vėl startuoti mūsų skaitmeninio raštingumo mokymų programos tiek kaimų padaliniuose, tiek mūsų centrinėje bibliotekoje. Tai tiesiog sekite informaciją mūsų socialiniuose tinkluose, mūsų interneto svetainėje. Aišku, kurie nelabai moka naudotis kompiuteriais, jiems gal sudėtingiau tą informaciją pasiekti, tai visada bibliotekoje paklausę, jie sužinos, kada vyksta artimiausia mokymų grupė.